Labą dieną. Dar viena apžvalga apie Web Smart Home imtuvą. Praeitą kartą kalbėjome apie jo darbą atvirame režime, kai galima nukopijuoti pultelius ir jie iš karto pradeda veikti. Na, o šiandien pakalbėsime apie uždarą režimą, kai naujai nukopijuoti pulteliai nepradeda veikti iškart, reikia juos pririšti. Be abejo, tas pririšimas galimas tiesiogiai prie vartų automatikos, kur stovi šis imtuvas paspaudus programavimo mygtuką, arba galima turėti master pultelį, kurio pagalba, neatidarinėjant automatikos dėžės, bet būnant šalia jos, galimas pultelių pririšimas būtent su master pulteliu. Taip nukopijavus paprastai pulteliai nepradės veikti ir jokie kiti nukopijuoti ar jau su sistema veikiantis pulteliai nepadės įprogramuoti naujų pultelių į sistemą. Visų pirma, parodysiu, kaip yra atliktas pajungimas. Dabar šiuo atveju ši jungtis leidžia mums įjungus antrąjį kanalą atidaryti pirmojo kanalo programavimą. Tai galima daryti su master pulteliu. Visų pirma, įprogramuosime master pultelį, įprogramuosime tą mygtuką, kuris atidarinės mūsų vartus, tai yra į pirmą kanalą. Ir dabar pirmas mygtukas uždegs mūsų lemputę, jinai pradės mirksėti. Na, o antrasis mygtukas bus įprogramuojamas į antrą kanalą, tai reiškia du paspaudimai mygtuko. Ir būtent šitas antrasis mygtukas mums atidarys pirmojo kanalo programavimo režimą. Galima tą langą programavimo nusistatyti pagal poreikį, arba sekundėm, arba minutėm, kiek yra poreikis turėti tą langą, galima ir mažiau be abejo. Ir dabar kopijuosime pultelius ir juos pririšinėsime. Tai taip atrodytų pultelių kopijavimas paprastiem vartotojam. Visų pirma, paimsime pultelį, kuris yra naujas. 1, 2, 3, 4. Atidarome programavimo režimą ir kopijuojame pirmąjį mygtuką, tai yra mūsų sistemos kodą, kuris atidarinėja mūsų vartus. Jeigu pastebėsite, tai pultelis dabar neatidarinės vartų, tai yra nepradės mirksėti mūsų lemputė, nes jį reikia pririšti. Tai paspausime antrąjį master mygtuką, kuris atidaro mūsų programavimo režimą. Na ir paspausime mūsų pultelio mygtuką. Galima spausti arba 2 kartus, arba vieną ilgesnį paspaudimą daryti, kaip jau jums patinka. Na ir patikrinkime. Lemputė mirksi, reiškia pultelis pririštas. Pasimkime antrąjį. 1, 2, 3, 4. Kopijuosime mūsų sisteminį kodą. Užtvirtiname jį. Na ir vėl pultelis iš karto neveikia, neatidarinėja mūsų vartų, reikia jį pririšti. Per master pultelio antrą mygtuką atidarome programavimą, na ir pririšame. Palaukime, kol užsidarys programavimas. Taigi, pultelis prisirišo. Būtent ši sistema yra labai naudinga bendro naudojimo erdvėms, kai norima apriboti beribį pultelių kopijavimą, kai reikia apsaugotos sistemos. Visų pirma, šitos koduotės nemato jokie kiti pulteliai, tik tai vieninteliai avatar. Kitas dalykas, visus naujus pultelius gali pririšti tik administratorius arba, žmogus, kuris prižiūri tą sistemą, jeigu tai yra kažkokia bendrija ir suteikta teisė tą daryti gyventojui. Šiai dienai tai viena iš saugiausių sistemų, nes paprastai jos taip, neįmanoma nukopijuoti.